Širdingai kviečiu į nedidelę meditacinę kelionę, kuri tave nuves į tavo vidų, į tavo Akašos kroniką, kur tu įgausi patarimų savo sielai. Jauskis patogiai ir leiskis, vedamas mano balsu. Ar esi pasiruošęs? Tuomet pradedam. Jauskis patogiai. Tavo kojos ramios, plaštakos, lengvai padėtos ant tavo kelių, tavo akys užmerktos. Jauskis, kaip palengva nurimsti. Tu jautiesi pilnatviškai savo ramybės būsenoje. Tavo kūnas nurimės, tavo siela nurimus, tavo dvasia nurimus. Nukreipk savo dėmesingumą švelniai į savo kvėpavimą. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Jausk, kaip įkvėpi pilnatvę ir iškvėpi tai, kas tau nebereikalinga. Stebėk kurį laiką savo kvėpavimą. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Atsiduok savo kvėpavimui. Leisk savo kvėpuoti. Tuomet nukreipk savo dėmesį į dešinę ranką. Tavo dešinė ranka sunki. Labai sunki. Ji ilsisi sunki ant tavo kelių. Tuomet nukreipk savo dėmesį į kairę ranką. Ir kairė ranka tampa sunki. Labai sunki. Ir ji ilsisi ant tavo kairio kelio. Tavo dešinė koja sunkėja. Absoliučiai sunki. Tvirtai ant pagrindo. Ir tavo kairė koja tampa sunki. Tavo rankos ir tavo kojos šiuo momentu sunkios. Tavo visas kūnas sunkus ir absoliučioje ramybėje ir harmonijoje. Ir pagaliau tavo pasąmonė atsiveria. Įsivaizduok prieš save gražų parką, kurį iki šiol matei tik iš tolo. Ir pagaliau gali žengti į jį. Atverk nuostabius vartus į šį parką. Palengvai ženk, apsidairyk. Tu išvysti gražiausias gėles, didelius medžius ir fontanus. Ir takus, kurie veda tolyn į šį parką. Šis parkas
tai tavo gyvenimas. Dabar tu gali jį išvysti, tu gali nuspręsti eiti mažais, susipainiojusiais takeliais, ar eiti tiesiai pagrindiniu keliu. Eik keliu tuo, kuriuo tavo pėdos pačios eina. Kiekvienas šių kelių nuveda į nuostabią koplyčią šio parko viduryje. Jis spinduliuoja saulėje ir švyti gražiausiomis spalvomis. Eik lėtai link šios koplyčios. Su kiekvienu žingsniu tu pajausi šios koplyčios ypatingumą. Ši koplyčia yra tavo vidinės stiprybės vieta. Ji nuostabiai išspinduliuoja laimę nešančią energiją. Tu žinai, kad šioje koplyčioje rasi tai, ko ieško tavo siela. Beliko tik keli žingsniai. Atsargiai eini šiuos žingsnius. Tu žinai, tu tiksliai reikalingų momentų atrasi tau reikalingą vietą ir ateisi į šią vietą. Dabar tu stovi priešais duris, jos atsiveria lyg paliestos stebuklingos rankos ir leidžia tau įeiti. Magiškai pritraukiančiai tavo žvilgsnis nukrypsta link didelio apvalaus stalo koplyčios viduryje. Ant jo padėta didelė sena knyga. Tai knyga tavo gyvenimo. Visų tavo gyvenimų, kuriuos tu jau gyvenai. Pilnas laimės ir dėkingumo tu eini link šio stalo. Tu palieti švelniai šią seniai surištą knygą. Ji pripildo tave magišką energiją. Leisk šioms energijoms veikti tavyje. Leisk suveikti šioms žinioms, kuo tu kažkada buvai, kas esi ir kas dar būsi. Šis žinojimas perpildys tavo pasąmonę ir galbūt taps tau absoliučiai sąmoninga. Visos mintys, paveikslai, idėjos sukils tavyje. Jie yra iš šios knygos, iš Akaša kronikos. Įsisavink tai. Įsisavink tai, kas tau dabar bus perduota. O dabar Akašos kronikos knyga nori tau aiškiai perduoti, koks tavo šio gyvenimo tikslas. Įsivaizduok, kaip atversi šią knygą. Atversi savarankiškai tą tikslią vietą. Tai vienas puslapis
kuriame užrašytas tik vienas žodis arba sakinys, švytinčių raštų užrašytas vienas žodis arba vienas sakinys. Ir būtent šis žodis ar sakinys yra tavo gyvenimo tikslas. Šis žodis dabar perduotas bus į tavo pasąmonę ir galbūt savo įsivaizdavimu gali labai aiškiai atpažinti, kas tai yra. Jeigu negali atpažinti, taip pat viskas gerai. Žinok, kad tavo gyvenimo tikslas dabar yra aiškus ir su aukščiausiais prioritetais bus atiduotas į tavo pasąmonę. O dabar tavo pasąmonė kiekvieną sekundę tave paskatins atlikti savo gyvenimo tikslą. Viskas, ką tu nuo dabar veiksi, yra tavo gyvenimo tikslo nauda taip, kaip užrašyta Akašos kronikoje. Būk tikras, tavo pasąmonė perskaitė tavo gyvenimo tikslus ir juos atpažino. Tu rasi tą tikrąją kryptį. Viskas, kas priklauso tavo gyvenimo tikslams, ateis į tavo gyvenimą. Viskas, kas tave sulaikė nuo tavo gyvenimo kelio, paliks švelniai tavo gyvenimą. Tai gali būti asmenys arba veikla iki šiol, arba susidomėjimai, arba mintys ar idėjos, ar požiūris į save. Visko, ko reiks tavo gyvenimui, ateis dabar į tavo gyvenimą ir taps svarbiais tavo gyvenime. Nuo šiol tu eisi tikslia kryptimi tavo gyvenimo tikrojo tikslo. Galbūt ateis pokyčiai, jeigu tu įgyvendinsi savo tikslus. Šiuos pokyčius su meile ir lengvumu sugebėsi įveikti. Tu esi laimingas, tu esi sveikas, tu esi perpildytas giliu pasitenkinimu, nes tu žinai, nuo šiol tu gyvensi savo tikraisiais tikslais. Pripildyk save vidiniu džiaugsmu, vidine taika, vidine laime. Jausk laimę, jausk vidinę ramybę, nes tu suradai tai, ko ieškojai. Radai tai, ko ilgai ieškojo tavo širdis. Jausk, kaip esi vienybėje su savimi. Ir pagaliau atėjo laikas vėl sugrįžti į savo kasdienybę atgal.
tu žinai dabar, kad pažvelgęs į savo Akašos kroniką, savo pasąmonėje įtvirtinai savo gyvenimo tikslą. Leiskis vedamas šių žinių ir priimk viską, kas ateis į tavo gyvenimą. Tu pajausi pats tai, kas yra tikra.